Pagaliau atsirado pirmas laisvas pusdienis, sekmadienį. Kamera gaudau, mane negerai, turiu negaudyti. Šjungiam, o šitai. Tai va, pagaliau atsirado pirmas pusdienis laisvas, pirmas sekmadienis, kai su savo šturmane va galim išlėkti kartu. Tai toli čia kažkur labai, o šiandien nuvažiuosim vietoj, sakom, pavažinėsim. Ir ką, tai sezono pradžia. O gal mano šturmanė kokių planų šiam kartui turi? Šiam kartui, sakau, šie metai. Aš visada tų planų turiu. Tik tai visi klausinėja, kur važiuosit šįmet. O va, aš paėmiau ir parsisinčiau naujausią navigaciją. Nežinau, ką jinai čia parodys, tą navigaciją reikia išsivynioti ir patikrinti. Einam, pažiūrėsim, ką tu čia... Einam, pažiūrėt, ką tu čia sugalvojai. Va, Jonukas sėdi savo ant pakylos. Einam prie Jonų, pažiūrėsim. Gal ir jam bus įdomu, ne? Kaip sakot, bus Jonui įdomu. O, Jonas, sėdi gražiai, tvarkingai, super. O, šiek tiek info apie Vilkaviškį, senasis Vilkaviškis. Čia žemėlapis, kaip jisai seniau atrodė, kaip gatvės buvo išdėstytos. Mes esam čia kažkur. O, miesto aikštė. Ir čia yra pagrindiniai išlikę, gal neišlikę, kai kurie turbūt pastatai Vilkaviškio. Žymiausi. Žymiausi jo. Ok, pažiūrim, ką mūsų šturmanė sugalvojo šie metam. Pažiūrim. Ką tu čia žaliai prižymėjus? Čia nežinau, navigacija kažką prižymėjo, aš taigi nieko nežymėjau. Kas čia sužymėta? Jaunimas žino, kaip naudotis tokiais dalykais, ar ne? Man atrodo, jaunimui būtų sunku suprasti, kas yra, kaip naudotis kasetę, o dar sunkiau turbūt, kaip naudotis tokia navigacija. Kur sakytų, vartytų, kaip čia daryti reikia? O čia yra sužymėta, kur policija stovi, kaip veizas būna, rodo, ar ne? Visi šiti radarai sužymėti irgi. Radarai, va čia kur taškučiai, žinokit, su kryžiuku, tai čia radarai visur. Ok, nu tai trumpai, ką mes čia sumastėm šiemet, apšviečiam žiūrovus mūsų. Šviečiam, šviesk. Pasakok. Man pasakok. Pasakok tu. Gerai, mes čia turim prisižymėję tokių žaliais brūkšniukais miestų. Tai kaip matau, čia jų yra labai daug. Iš viso 103, tiek kiek Lietuvoje miestų, tai mūsų šių metų challenge'as yra aplankyti visus, absoliučiai visus Lietuvos miestus. Esam buvę didesniuose, mažesniuose, bet visuose tikrai dar nebuvę. Tai norim visus miestus aplankyti, pažiūrėti, kas gero juose yra, galbūt kokių lankytinų objektų šiek tiek, minimaliai, bet pamatyti. Nu, gal pasiūlysit, ką čia pamatyti, kur galima. Ir beje, dar challenge'as vienas. Aišku, tas, kad čia Lietuva nėra didelį, daug čia jos išvažinėja, bet naudotis va šita navigacija. Pačiu naujausiu update'ų navigacijos, ne, tik tai žemėlapį. Jeigu centre ar kažkur iš mieste nerasim kokio važiavimo, tai pasiklausti vietinių žmonių geriau, pabandyti tokį padaryti. Atgal į praeitį. Atgal į praeitį, jau back to the future. Kaip ir Diena minėjo, tikrai esam daug miestų aplankę, bet yra ypač tų mažesnių, tarkim. Kai mane nustebino žiauriai, kad yra, pavyzdžiui, Troškūnai toks miestas, Subačius, pats mažiausias miestas, kaip jisai, Panemunė, ten visai keli šimtai gyventojų gyvena, man atrodo, jeigu klystu, pataisykit. Tai tokiuose nesam tikrai buvę. Ir bandysim šiemet per visą šį šiltą į sezoną apvažiuoti Lietuvą. Visus. Susidėti varneles prie visų miestų. Taip, norim padaryti tokį mini iššūkį, mini challenge'ą. Gal ir čia nieko įspūdingo, gal kažkas ir yra tokį padarę. Čia Paulius Samoška neseniai apšliaužė visą Lietuvą. Tai mes padarysim irgi kažką tokio įdomaus. Ir šiaip jo, kai Diena minėjau, ypač kurie esat iš ne mūsų krašto, ne iš Suvalkijos miestų žiūrovai, pasiūlykit, ar kokį objektą must aplankyti, ar kažkokį, nežinau, gėrimą, patiekalą paragauti jūsų mieste. Kažkokia yra labai ypatinga, išskirtinė. Kur turi aplankyti. Kažkada senai eidavau gandas, kad Kavarsko koldūnai superiniai, ar ne kažkokie. Tai visi va tokie dalykai tikrai domina. Ypač mažesnių miestelių, nes didžiuosiuose tai praktiškai visuose ir buvę, bet man tokie mažesni,
tolimesni. Lyginant su Suvalkija, tai va, Pareklamuosim jūsų kraštus. bus nemokama reklama per Mato fermerio kanalą. Tai va, gerai, viskas. Planą savo pasakėm, laukiam jūsų komentarų, jūsų pasiūlymų. O kol oras geras ir dar saulutė ne visai nusileidus žemai, sėsim ant savo motosofos ten kažkur va, kampe pasislėpus. Kur čia, va, kažkur ten už pušies, už eglės. Sėdam ant savo motosofos ir pirminį kelią. Ar ne, brangioji mano? Taip, suksim pirmą ratuką, tokį minimalų, gal navigacijos šitos neprireiks po savus kraštus. Šitas ne, tai kiek spėsim, šiandien čia kelis miestelius apsuksim, pabandysim, pažiūrėti, gal ir ten kažką įdomaus rasim, būna kartais įdomiausios vietos savuose kraštuose, savuose miestuose, kur vos ne kasdien pravažiuoja, bet paslėpti perlų būna. Jo. Ok, oras geras, negaištam laiko. Super, Vilkaviškio policininkam pagyrimą galiu duoti. Sustojom prie verbalio ženklo nusifilmuoti. Privažiavo, paklausti, ar viskas ok. Va, pagarba, taip ir turi policija elgtis. Kol dar pirmi miestai, tai laimės kiek, bele kiek. Na va, pavyzdžiui, vienas iš perlų, kurio mano žmona dar nebuvo mačias. Arkliai. Kudirkos naumiesčio žirgai, arkliai ir visokios kitokios skulptūros. Einam, mes jos paklausim, ką jinai apie šitą perliuką mano. Einam artin ir paimsim iš jos interviu. Labai išsamus tavo atsakymas. Wow, aš be žodžių likau. Va. Ir čia dar gražus koks kumelis. Žodžiu, tai va. Tokių perliukų ir ieškom keliaudami po Lietuvos miestus, kur užsukė, gali pasijuokti, gal kai kur ir bus įdomu šiaip pažiūrėti. Tai va, rašykit komentaruose, kaip galima dar rasti tokių kičų. Bet šiaip jo, čia geras. Visokie triedžiai, briedžiai ir arkliai. Va, dar esu geriai numatau, kas tie mautiejus, koks valančius gal dar, ne? Simarono žirgo, ką žinia yra. Kad ir pavojingai sustojom, bet labai gražus ženklas, reikia nufilmuoti. O jūs ar žinote, kokią dainą reikia dainuoti, kai atvažiuoji į Šakius? Kius į Šakius pyragėlių pirkti. Bet kadangi sekmanis, tai pyragėlių negavau, tai sėdavo ant moco ir išvariau, tuoj bus. Wow, mano pabudau siela poetinį. Kaip tu mano poeto sugebėjimus vertini? Iš akių matyt, kad tu poetas. Nu, grynai iš akių. Matyti iš akių. Gerai, sėdam, judam toliau. Varom iki Gelgaudiškio kavos paragauti, ne? Na va, abu esam pirmą kartą Gelgaudiškį prie dvaro. Jau šiaip ne kartą norėjom atvažiuoti pažiūrėti. Mėgstame šiaip prasukti pro visokius dvarus. Sutvarkytus, nesutvarkytus, apleistus, neapleistus, o ne? Tai čia irgi pirmą kartą turim. Čia matau, nuo šlaitų matosi, neman. Pažiūrėk, ant stalo tam galima, ne? Geras, rimtai čia ką žinai, užsikelt į tą baukštelį. Eina savo, eisim pažiūrėti.
Gal eis. Nors abejoju. Nors turėtų sekmadienis, tai turistai nevažinėja darbo dienom. Nebybinėja taip, kai ūkininkai, ne kartais. Kaip jūs sakot. Nu gerai, čia tie ponai dvare gyvenda. Čia norėdamas tai meškerę gali į Nemuną turbūt įmest. Čia va netoli, maty. O, kas čia iki to Nemuno ranką paduos. Šiaip tai fainas. Tas balkonas, visas terasa tokia faina čia. Fainas, tvarkytas tikrai dvaras. Eina savo. Patinka. Užskaitau šitą tašką. Užskaitom abudu su Diana, ne? Skaitom, gerai. Dar jeigu kavos panios duos, tai bus visai gerai. Eisim ieško. Dar ir būtų kokio putojančio. Taigi putojančio namie turim viedrą visą ir dar išpilstytą kiek. Čia koks tiltas meilės turbūt ir einam pažiūrėti. Tai jau čia mūsų. Slėnis, visai fainai. Turizmo skatinimas Lietuvoje čia vadinasi, ne? Parkas, matosi medžiai seni, dideli. Liuks. Čia gražu turėtų būti, kai su žalimis. Kai, nu jau, su lapai, su visku. Dabar lapai yra lapų, pažiūrėjau. Yra visi lapai, yra pilna čia tų lapų. Sočiai. Visai faini. Jau sprogsta krūmė. O čia tiltukas. Gali nueit, pasidairyti. Super. Na, pasidairėme, einam kavos, ne? Šalia dvaro Gelgaudiškiai čia kažkoks restoranas mandras. Aišku, sekmadienio popietį taip patiekalų beveik pasibaigė, bet mandros bulvytės su trumais berods buvo. Kava juoda irgi labai superiniai, šiaip ragavau jau skani. Graži čia ta aplinka visai, toks restoraninis visas jau vaizdas. Tai va, greitai išaunam kavytės, po bulvę suvalgom. Karštus. Nu, pažiūrėti, kad tu karštą bulvę paėmus dabar. O, jo. Gerai. Išaunam po bulvyčių porciją, tai yra bulvyčių vieną porciją ir judam Panemunę toliau. Sekantis miestas, spėkit koks. Neatspėjau, ne tas. Pamatysi tuoj. Vis pralekiu pro šitą vietą ir pagalvoju, kad norėčiau užlipti va ten į tą kalną kada nors, pažiūrėti, kaip atrodo vaizdas va, į Nemuną. O irgi baikeris praleiki. Tai va, dabar naudojamės progą ir su šturmane lipam į viršų, ne? Rapūžinamės į viršų. O jezo, kiek čia tų laiptukų. Tai visa laimė, kad tam Gelgaudiškį neprieėdėm nieko, tik tai kultūringai po kelias bulvytes su triumais išvalgėm. Visai vaizdelis. Nieko čia matau. Koks jau čia piliakalnis, pamiršau. Panemunės kažkur. Nu, apačioj ten lentelė yra. Tai va. Užlipom be deguonies įrangos papildomos. Be šerpų pagalbos. Be plaučių transplantacijos. Be plaučių transplantacijos. Bet jėgų pareikalavo. Ne, vaidinam iš tikrųjų. Sportininkai esam, čia mums vienas juokas. Vienas juokas tik tai užkopti į tokį kalną. O, liko dabar tik tai grįžti iki motosofos. Toli jinai. Vajat. Nu bet ką, palinkėkit mums sėkmės, mums pavyks. Žemyn lengviau negu į viršų. Čiuošim, subinėjim žemyn.
Bet žinokit, koks absurdas. Atvažiavom į ežerėlį, ne? Miestas pavadinimu ežerėlis. Man atrodo, čia Prūsaitis dainą sukūrė. Prie ežerėlio, prie vandenėlio su mergele. Bet ant kiek absurdas, einam paieškoti navigacijų savo. Kur čia ežerėlis pas juos yra? Čia. Kaunas ir ežerėlis. Va. O tai kur ežerėlis? Kur ežerėlis? Gal reiktų atvietinių žmonių paklausinėti. Kur tas jų ežerėlis? Kur ežerėlių ežerėlis? Kur ežerėlių ežerėlis? Šturmane. Tu čia dar sudarinėjai maršrutą navigacijos. Kur ežerėlis? Čia žinok, jau kokią prasisinčiau tokią turiu. Iš Temų čia gal? Iš Temų. Tai va, bet rimtai gatvė, tai kai mieste didelį plati. Bet ežerėlio tai ne. Netikėtai didelis, sąlyginai didelis miestas, atrodė, kad visai kaimelis, bet čia žinokit, visai didelis. Netgi daugiabučių pilna. Šiaip tai pagalvotum, kad čia Gruzijoje Batumis, ne? Tengi yra to statula, kur besisukanti. O žinot, kas čia iš tikro? Čia kaip yra didieji miestai būna iš dviejų žodžių pavadinimai. Los Andželas, New Yorkas. Tai mes Lietuvoje turim Kazlų Rūdą. Ir net statulos užsienietiškos, ne? Šiaip tai iš tikrųjų nustebino, žiauriai anksti jungia fontanus čia jie. Dar tikrai nemanėm, kad tokiu metų laiku bus įjungta, nes kur Šakiuose matė mane kaip fontaną, bet neįjungta, gi niekas dar buvo. Ir viskas. O dabar dar žinot, ką einam prie Mėnulio. Einam link Mėnulio, pačiupinėsim, kaip ten tie krateriai Mėnulio jaučiasi. O, koks pasirodo, Mėnulis netoks ir didelis jisai. Čia pastarosiam dienom, kur skrido tie Artemis komanda, ko jie ten skrido. Ir čia, kol ėjom dabar su diena, supratom, ką Suvalkijoje vienoje vietoje beveik įsidėstė kiek didelių miestų. Kazlų Rūda, Višakio Rūda, Ąžuolų Būda. Tas pats Kudirkos naumiestis sąlyginai netoli. Vien didieji miestai iš dviejų pavadinimų turintys pavadinimų. Megapolė. Bet važiuojam dabar ir vis tiek sukau galvą aš visą kelią. Tai kur tam ežerėlis? Pamirštu tą ežerėlį. Aš negaliu pamiršti, tau nebaikį. Ta prasme, kur ežerėlis? Čia tame šposas ir yra. Ai, tipo čia pavadinkime ežerėliu ir nebus ežerėlių. Tėvelio bajeris. Tėvelio bajeris. Taip, viskas, pasivažinėjom šaltą, judam link namų. Na va, grįžom po pirmo, net ne dienos po pirmo pusdienio, nepasivažinėjimo. Ir bevažiuodami kalbėjom, kad toks turbūt nuobodžiausias, negavosi pirmas tas kampas, ratukas. Visą šitą regioną savo išvažinėję dažniausiai buvom jau išvažinėję, išbandę, kelius tuos žinojom. Tai buvo tikrai, sąlyginai sakyčiau, nuobodoka čia važinėti va toj Suvalkijoj. Dabar, kai tik dieną paima sužymės tada miestus, kuriuos aplankėm. Kažkaip juos reikia atskirti. Taip. Šiandien pravažiavom 8 miestus, miestelius. Atvirai pasakius, tai iš tikrųjų nustebino ežerėlis. Kad ir nedidelis, bet miestas ir šiaip tikrai tvarkingas, gražus buvo viskas. Vienintelis, kurio buvom neaplankę, tai. Taip, vienintelis gal jau, kurio buvom nematę, nelankę. Tai toks įdomesnis kampas, va, ežerėlis. Ežerėlių, be ežerų. Be ežerų, jo. Tai va, tai, aišku, kaip ir minėjom, nepamirškit parašyti komentaruose, gal ką reikia aplankyti, gal kokią vietą, gal kažką paragauti. Pamatyti kažką tokiaus special. Būtų gerai, kad pačiam mieste tai būtų ne taip. Šalia kažkur, ne už kilometrų 2, bet pačiam mieste. Taip, būna ar kažkoks, kad ir paminklas, mes nesam čia jau tokį šališki, kad nevažiuosim link paminklų. Paminklas, bažnyčia, pastatas, dvaro kokios liekanos, ar dvaras kažkas, kad ir visko tuose miestuose gražus vaizdas, tiesiog labai kažkoks, tai mes pamatysim ir jums parodom.
parodysim. Taip, tai va. Sekantys išvažiavimai, kiek bent jau kalbėjomės važiuodami, sakom, bus gal įdomesni ir patiem. Bent jau mums tai taip. Šiaip bent jau aš tai tikrai labai laukiu rytų Lietuvos, nes ten labai smagus keliai. Per Labanoro girią labai smagu važiuoti. Žemaitijoje yra labai smagių atkarpų kelių, tikrai. Tai bus įdomu. Tikrai bus įdomu, bet jau mums tai tikrai. Svarbu mums gerai. Svarbu mums gerai. Tai va, tai pirma diena, pirmas ratukas padarytas, nedaug, kokį 205 km įsisuko tik tai. Bet kad čia tie visi va miesteliai. Ir miestai, visi vienoje vietoje, va, ta prasme, nu va. O liko nedaug, 8 aplankyti. Liko tik 95. Nieko, kas čia truks, tuoj visus praleiksim. Tai va, gerai, iki sekančių kartų.